Kaip ES reaguos? Kaip Jūs manot? Na, juk šiuo atveju laužoma ne šiaip taikos sustarimas, tai yra, na, Olando ir Merkel taika, ponia Auštrevičius. Na, iš tikrųjų, kas šiandien įvyko Ukrainoje, tai yra Debalcevo to katilo, sakykime, užėmimas arba Ukrainos pajėgų išstumimas, įvyko kodėl? Pirma, Rusijos pusė naudojo kiekybiškai ir kokybiškai pranašę ginkluotę. Mes matėme, kad pastaruoju metu mūšio laukia matomi tankai yra paskutinės gamybos, tai yra 2013-2014 metų. Tai yra strateginis pačios Rusijos karo rezervas. Antras dalykas, aš manau, Rusijos federacija to įrodė, kad dabar reikės skaityti su tais vadinamais atstovais iš Donecko ir Lugansko liaudies respublikų, ką norėtų ir anksčiau padaryti rimtai, nes faktiškai kariavo tai jie, rusai, tai Rusijos pusė neigia, kad jie tiesiogiai kariavo. Kariauja separatistai, niekas to neneigia, su Rusijos pagalba, bet tokia pergalė, kaip ir įpareigoja pripažinti priešininką, jis pasirodo yra rimtas. Bet, žiūrint iš kitos pusės, tai yra tiesioginis susitarimas sulaužimas. Dabar mes turime visus argumentus iš esmės pasakyti, kad Rusija verta tolimesnių sankcijų. Jie šitą pergalę, mano manimu, pasiekė visišką politinį pralaimėjimą. Jie įrodė, kad jie nuo pat pradžių neketino laikytis su šitų sankcijų, o kas buvo pasakyti iš ES. Kanada pirmoji žengė žingsnį. Aš manau, logiška pradėti šnekėti apie tolimesnį sankcijų įvedimą. Matot, mūšis prie arba kautynės prie Debalcevo jos truko ne vieną dieną. Tai... Ir tai milžiniška karinė operacija. Jeigu buvo apsupti 8000 kariškių, tai na, puolančių tikrai turi būti kur kas daugiau. Tai yra milžiniška karinė operacija. Pastarosiomis dienomis iš Rusijos pusės atakavo bent vienoje sparne virš 50 tankų. Žinot, suvaldyti tokį puolamąją jėgą. Čia reikia jau ne kapitono, ne pulkininko, matot, jau pasirodo prireikia generolų. Tai ko gero tenai gimsta kažkas tai naujo apskritai. Bet mano gilių įsitikinimu, ir aš pritariu ministrui, taip, Rusijos pusė turi sumokėti už Debalcevo. Mes turime konstatuoti, kad Minskas 2 laužomas. Aš nežinau, ar jisai galutinai sulaužytas, bet jis yra gerokai sulaužytas, gerokai pažeisti susitarimai, tačiau tai yra ne pabaiga. Pažiūrėkite, kas vyksta prie Mariupolio. Prie Mariupolio vyksta ištisinis puolimas ir iš esmės kita teritorija eilėje, laukianti vėlgi užėmimo, ko gero gali būti Mariupolis. Tai reiškia, kad Debalcevo yra tik tai plano dalis ir mes tai visi suprantame. Bet įrodyti mūsų Europos kolegoms, aš pasakyčiau, čia yra netoks automatiškas ir paprastas dalykas. Aš turiu tą pripažinti. Žinoma, tas negatyvesias Rusijos sulaikymo priemonės turime naudoti ir naujos sankcijos turi būti svarstamos. Tačiau kurkime vienminčių grupę padėti Ukrainai, stiprinti jos gynybos pajėgumus. Štai kada dabar reikia pasakyti, kad dėja, tiesioginė grėsmė Ukrainos teritorijai egzistuoja, mes turim patvirtinančių faktų ir jeigu būtų tai ne viena Lietuva, galbūt dar kita valstybė, pasirašyti tokią grupę, paskatinti, reikia ginkluotės. Dėja, tai reikia pripažinti. Ukraina yra suvereni jungtinių tautų valstybė, kuri yra atakuojama, prieš ją yra agresija. Jeigu mes pripažįstame dar jungtinių tautų chartiją, elkimės atitinkamai. Inicijuokime tokį veiksmą. Kaip dabar atrodo Graikijos ir Vengrijos pozicija ir ko galima tikėtis? Tarkim, svarstant dėl naujų sankcijų. Nu, gal parlamentaras leis savo laisviau ką nors pasakyti, aš nelabai turiu ką. Žinot, būtų labai gerai, jeigu tik tų dviejų valstybių atstovai keltų galvosūpį, bent jau Europos parlamente, tose diskusijose arba pasitarimuose, kuriuos mes turime. Yra ir daugiau valstybių atstovų, ir partijų atstovų, kurie viešai kvestionuoja ES politikos, sakyčiau, pagrindus Rusijos atžvilgių dabar. Ir aš nebejoju, kad bet kokie diplomatiniai veiksmai, o jų matyt Rusija imsis tarpinių variantų, sakydama, stovim, niekur neiname, laukime jūsų dabar žingsnių, atlaikyti šitą, sakyčiau, prorusišką, aš sakyčiau atvirai, prorusišką, ne europietišką, prorusišką grupę Europos politikų tarpe bus nelengva. Ji didelė? Ji yra įtakinga, ji yra girdima, jinai yra, sakyčiau, politiškai įžūli, jinai vartoja pačius primityviausius, tačiau kuomet jie dažnai vartojami tie argumentai, juos kažkaip tai jie pradeda veikti.
Ir jie nėra nulinės vertės ir įtakos. Jos nurašyti aš tikrai nesimčiau lengvą ranką. Na, o kalbant apie Jungtinės valstijas, kiek laiko tas sprendimo nepriėmimas gali tęstis, jūsų nuomonė? Turiuomenį dėl karinės paramos. Kada Ukrainoje galėtų atsirasti moderni amerikietiška priešraketinė ginkluotė ar kiti dalykai? Pone Auštrevičiau. Matot, apskritai jau yra pavėluota, bet dar nevėlu. Jo, bet aš netgi apie tą finansinės paramos paketą pasakyčiau, jo nebus pakankamai. Matant, kas darosi su Ukrainos ekonomika ir kokį papildomą finansinę naštą šalis neša dėl karo veiksmų, dėl pabėgėlių, dėl visų kitų sugriovimų. Tai čia nereikia net gąsdinti savęs, kad 17 milijardų tokiai valstybei kaip Ukraina tai yra lašas jūroje. Bet dėl gynybinio pobūdžio ginkluotės, aš manyčiau, kad jeigu dar yra kažkiek tai demokratinių valstybių pasiryžimo laikytis tų principų, kurios apsaugojo tas valstybės ir išgelbėjo, mes privalome padaryti viską, kad ta demokratinė, tame tarpe ir gynybinė parama Ukrainai būtų pateikta kuo greičiau. Nes vėliau mes turėsime daug brangesnį, užsitęsusi konfliktą, iššaldytą konfliktą ir panašiau. Vėliau mes pamatysite, kalbėsime apie milijardus ir galbūt daugia tūkstantinės taikdarių pajėgas abiejose pusėse ir panašiai. Prieš savaitę iš įvairių ES sostinių, taip pat ir iš Briuselio, turiu omeny ir užsienio reikalų koordinatorės pasisakymus dėl lūžio taškų ir lūžio momento, na, dėrybo, jį taip vadino dėrybos Minske. Viskas praėjo, sustarimai laužomi, tai po to lūžio momento, kuris, na, aišku, kad buvo nesėkmingas, turi būti kažkokie veiksmai, turbūt. Matot, taika Ukrainoje negali būti pasiekta tik tai Ukrainos sąskaita. Ir karas negali kainuoti tik tai Ukrainai. Dabar susidaro kartais įspūdis, kad Europa jau pradeda pavargti nuo konflikto, iš tikrųjų daug dėmesio, yra ir kitokių temų. Yra ir Šiaurės Afrika, ir Sirija, ir kiti dalykai. Ir norima tą konfliktą kuo greičiau pabaigti bet kokiam sąlygom, bet kokia kaina. Užversti puslapį. Užversti puslapį jūs aiškinkitės, bet čia yra tas pats, kaip žinot, užpulta auka, jos jai pasakoma, tu greičiau pasiduok, nusiramink, čia vis tiek su tavim viskas aišku ir panašiai. Čia yra, na pasakyčiau taip, politinio cinizmo viršūnė. Jeigu taip bandoma kažkas tai prognozuoti ir projektuoti tokią situaciją, mums nereikia pasiduoti tokiam skubinimui. Mes kalbame apie papildomą įtampos zoną Europoje. Jeigu šis konfliktas bus taip pat pabaigtas bet kokia kaina ir prašant, kad tik tai Ukraina mokėtų. Atiduokit teritoriją, prašo, atiduokit. Reikalauja pasitraukti, pasitraukit. Jeigu kažkas daro tai, tai kuria didžiulį įtampą, nesaugumą, kuris yra labai arti Lietuvos. Ir mes turime kiekvieną argumentą būti kategoriški šituo atveju. Vetuoti tokius sprendimus, nes vėliau grįžti į ten, net į kur mes esame, bus per vėlų ir per brangu.